Sveiki! Šiandien 5 pagrindinės problemos, dėl ko jums nevirina pusautomatis. Pirmoji – įsitikinkit, kad gerai prisuktas angaliukas. Net nedidelis laisvumas gali neužtikrinti gero kontakto su viela ir jums virins tragiškai. Antroji problema – angaliuko diametras. Diametras turi idealiai atitikti vielos storį. Jeigu 0,8 viela, 0,8 angaliukas, 0,9 viela, angaliukas 0,9, jokių būdų ant 0,9 vielos nestatykit angaliuko vienetuko, vėlgi virins labai prastai ir neturėsite jokio malonumo. Trečioji problema – poliškumas. Mes visi žinom, jeigu mes virinam su apsauginiam dujom, pas mane degiklis yra visada pliusas, masės laidas yra visada minusas. Kai aš virinu su savisaugia viela be dujų, aš poliškumą būtinai turiu pakeisti. Jeigu aš sugalvosiu virinti su apsauginiam dujom, o mano degiklis bus minusas, virins tragiškai. Ketvirtoji. Masės gnybto. Kokybiškas prijungimas prie jūsų gaminį. Kuo geriau, kuo tvirčiau, kuo arčiau virinamos vietos. Jeigu įsitikino, kad ten pajungta viskas gerai, pasižiūrėkit, ar jisai iki galo yra įtvirtintas į patį aparatą, įsuktas ir puikiai užtvirtintas. Kad ir nedidelis dažų ar rūdžių sluoksnis, jisai iš karto yra izoliatorius. Pasistengkit maksimaliai švariai nusivalyti metalą toj vietoj, kur virinat ir toj vietoj, kur jungsite masės gnybtą. Penktoji problema – nepamirškit apsauginių dujų. Kartais būna atsisuka, bet neatsisuka reduktoriaus, galbūt atsisuka per mažai, galbūt pasibaigia dujos, galbūt pučia silpnesnis arba stipresnis vėjas. Visa tai labai stipriai įtakoja į jūsų virinimo kokybę. Trumpos 5 problemos, ko nereikia daryti. Sėkmės!